Žmonija atsidūrė lūžio taške. Mes stovime įspartėjančio pokyčių kryžkelėje, kitai nei bet kas kada nors buvo regėta gyvenimo istorijoje. Atrodo, kad ateitis gali pakrypti į vieną ar kitą pusę. Tarp utopijos ir apokalipsės. Rizika, su kuria susidurime, yra bauginanti. Tačiau po siautėjančių pesimizmų dėl mūsų ateities slypi įrodymas, kad žmonija ne tik išgyvens ateinančius šimtmečius, bet ir klestės ateityje. Niekas nežino, kas bus toliau. Tačiau yra 3 platus mūsų ateities keliai. Tai pirmas scenarijus yra žlugimas. Didelė katastrofa gresia civilizacijos žlugimu ir galbūt net žmonijos išnykimu. Antras – stabilizavimas, kur žmonija vengia žlugimo, bet pasiekia viršutinę pažangos ribą. Ir trečias – transcensija, kur žmonija išnaudoja visą savo potencialą, o daugėja į trilijonus arba pakeliui virsta kažkur visiškai neįsivaizduojamu. Įsivaizduojant šią ateitį, paaiškės rizikas, su kuria susidūrėme, ir pažadai, kurias turime, kai žengsime į nenuspėjamą naują erą Žemės planetai ir mums patiems. Tūkstantis 347 metais juodoji mirtis pražudė iki pusės Europos gyventojų ir 1 iš 10 žmonių visame pasaulyje. Tačiau ir tai nesužlugdė žmonijos pažangos. Ir tik po 200 metų jie siekia mokslo revoliuciją. Toks pat proporcingas smūgis šiandien sužlugdyti mūsų vidinę susietą pasaulio ekonomiką. Tačiau tol, kol išliks mūsų infrastruktūra ir žinios, vis tiek galėtume atsigauti, išlaikyti augimo tempą. Jei patirtume staigų žlugimą, mūsų pramonės atsigavimas būtų daug ilgesnis. Ir jei mes kažkaip netektume žemės ūkio pajėgumo ir būtume nustumti prie medžiotojų rinkėjo gyvenimo būdo, Žemę galėtų išlaikyti tik 10 milijonų žmonių, kaip ir prieš 100 šimtmečių. Mažiausiai nuo 100 iki 5000 išgyvenusiųjų sėkmingai atkurtų Žemę. Žemiau šio lygio barjeras būtų per siauras, tokiu atveju mes niekada neatsigautume. Kad suprastume, kas yra pavojuje, turime susidurti su tuo, kas iš tikrųjų yra šnykimas. Svalbardo pasaulinėme sėklų banke Norvegijoje dabar saugoma daugiau nei 1 milijoną sėklų egzempliorių. Daugiau nei 4000 augalų rūšių, kurios kada nors gali būti labai svarbios civilizacijos atkūrimo šaltinių. Tačiau yra dar geresnė vieta tokiai saugyklai statyti. Kai kurie mokslininkai pasiūlė Mėnulio viduje įrengti tokią saugyklą, kurioje būtų galima saugoti nykstančių rūšių genetinius mėginius prieš įvykstant Žemės katastrofoms. Čia jie būtų apsaugotas nuo pasaulinės nelaimės, erozijos, meteoritų ir saulės spinduliuotės. Tačiau geriausias būdas užtikrinti mūsų ilgalaikį išlikimą žengti tokį šuolį, kokio dar nebuvo žengusi jokia kita gyvybės forma. Tapti
daugiaplanetinė rūšimi. Sukūrė savarankišką civilizaciją, galinčią gyventi keliose planetose, sumažinsime katastrofinių nelaimių Žemėje atsiradimą. Patraukdami Žemę nuo besiplečiančios Saulės, galėtume pratęsti gyvybės žaidimą milijardais metų. Tai galima padaryti pastatant milžinišką laidžią atsvarą tolimoje Mėnulio pusėje. Procesas gali užtrukti milijonus metų, tačiau tai būtų verta, kad kompensuoti sukeltą sunaikinimą, išlaikant gyvybės klestėjimą dar daug metų. Mūsų sulaikyti gali tik patys blogiausi scenarijai. Jei pavyks jų išvengti, turėsime galimybę sukurti naują gyvybės šaką, kuri peržengtų Žemės ribas ir išplistų po visatą. Tai yra pamoka, kurią mūsų žmonija turi išmokti, kad Žemė dėl mūsų daro veiksmų gali vieną dieną žlugti.